Situacija su Lokiu Vilniuje. Šiandien, antradienį, jau jį yra išspręsta. Apibendrinant pajėgas Lietuvos laukinių gyvūnų globos centras, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ir kompiuterinių technologijų specialistai dronais su termokameromis apžiūrėjo Vilniaus rajonus, kur buvo matyta meška, ir konstatavo, kad lokio jau Vilniuje nėra ir jis juda miško link. Tai yra labai gerai, bet kokia ta situacija buvo, mes visi labai gerai žinome, galbūt ir nežinome, todėl aš jums ir papasakosiu. Nuo šeštadienio pradėjo žmonės viešinti savo video ir fotomedžiagą, kur buvo konstatuota, kad meška pasiekė mūsų valstybės sostinė. Prieš to praeitą savaitę buvo pranešimai, vaizdo įrašai iš Vilniaus aplinkoje esančių kaimų, kur buvo irgi pastebėtas lokys ir turbūt tai yra tas pats gyvūnas, kas šeštadienį pasirodė Vilniuje. Yra daug vaizdo įrašų, kur gyvūnas juda tarp namų gyvenamojo namų teritorijoje. Sufilmuotas yra namų stebėjimo kameromis, žmonėmis per langus. Labai noriu pasakyti ačiū tiems liudininkams, kas pasidalino savo vaizdo įrašomis ir fotomedžiagą. Ir ne tik dėl to, kad jie pasidalino, bet yra matoma, kad medžiaga yra daryta iš namų pro langus. Ir tai yra labai teisingai, nes jeigu jūs matote mešką kieme, nereikia išeiti ir kažkaip su juo komunikuoti ar bandyti prijaukinti ar duoti kažkokią maistą, tai tikrai nereikia daryti, todėl kad meškas labai greitai mokosi ir gali sugalvoti, kad žmonių aplinkoje yra maistas, žmogus yra maistas, ir jeigu jūs neduosite jam kažkokius donus arba jis nėra šiaukšlių jūsų šiaukšlių dėžėje, tai jis sugalvos, kad galbūt ir naminiai gyvūnai, o galbūt ir mūsų vaikai, o galbūt ir jūs pats esate maistas. Todėl labai teisingai elgėsi tie liudininkai, kas filmavo tą lokį per langus. Buvo irgi vaizdo įrašai, kur meška yra nufilmuota mieste, kur ji bėga po keliui, ant kelio yra sufilmuota ir žmonės važiuoja su mašina paskui lokio. Komentaruose buvo parašyta, kad buvo bandoma jį kažkaip nuvyti link gamtos, kažkokio kampelio, link miško. Buvo 2 ar 3 tokie vaizdo įrašai. Mieste galima matyti, kad tai didelis kelias, mašinos važiuoja ir tas vargšas lokys bėga. Aišku, kad tai yra labai didelis stresas. Ir vienas dalykas būtų, jeigu tas lokys buvo atėjęs ten keletą valandų arba vieną dieną pabuvęs Vilniuje, bet jis buvo sostinėje bent 2 paras, galbūt 3 paras. Iš viso, ir tai reiškia, kad jis neturėjo maisto, neturėjo galimybės atsigerti normaliai, patyrė nuolatinį stresą dėl žmonių, dėl mašinų, dėl visų garsų, kas yra mieste, ir dėl to, kad negali surasti kelią atgal į gamtą. Ir situacija buvo labai pavojinga, tikrai labai pavojinga, būtent dėl to streso. Tai lokys nenori komunikuoti su žmonėmis ir jis mieliau nuvyktų atgal į gamtą, bet tokia situacija, kad jis negali rasti kelią, jaučiasi tokia situacija be išeities, nevalgęs, neatsigeręs, nuolatinis stresas. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad nenuvyko kažkokia nelaimė. Todėl, kad aš galiu įsivaizduoti tokią situaciją, kad tas lokys yra kažkur gyvenamųjų namų rajone ir ten kažkur kieme yra šunys arba katės arba kažkoks maistas yra paliktas, pavyzdžiui, šunų maistas yra kažkur ir jis pajustų tą kvapą, įsiveržtų į tą kaimą, o ten gal kažkur vaikai. Aš suprantu, kad man toks moteriškas yra mąstymas, bet tikrai taip galėjo vykti. Mes matom tai pagal kitų šalių patirtį, Slovenija, Rumunija, Slovakija ir kitur, kur lokių populiacija yra labai tanki. Ten yra tokios situacijos. Lokiai įsiveržia į kiemą, valgo kažką, net į namus įeina. Tai galite įsivaizduoti, kad tokia situacija galėjo nuvykti ir Vilniuje. Ir aišku, kad buvo laisvos dienos, savaitės pabaiga, šeštadienis, sekmadienis ir įstaigos neveikė.
Bet tikrai ačiū Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai, kas atsikreipė dėmesį į šitą situaciją, aiškino žmonėms, kaip elgtis, ką nereikia daryti, koks yra pavojus susitikus su lokiu gyvenamoje rajone kažkur. Ir visą laiką ragino institucijas atkreipti dėmesį ir irgi dirbti, daryti kažką, priimti sprendimą, surasti lokį ir kažką daryti, kažkaip išspręsti tą tikrai potencialiai labai pavojingą situaciją. Ir vakar institucijos jau pradėjo kažką daryti, buvo susitikimas, buvo spaudos konferencija apie situaciją, apie tą tikrą padėtį, kur tas lokis yra ir kas yra daroma. Ir kartu su laukinių gyvūnų globos centro ir kompiuterinių technologijų specialistais, bei piločių orlaivų pilotais buvo pradėta ieškoti mišką ir dabartinė situacija yra tokia, kad lokio sostinėje jau nebėra. Jis kažkaip surado kelią atgal ir gamtą ir dabar judo miško masyvų link. Bet laukinių gyvūnų globos centro specialistai tiesia stebėsieną, žiūri, kur tas lokis eina. Noriu tikėtis, kad jis nebegrįš į Vilnių ir tai tikrai yra pirmas toks atvejis Lietuvos istorijoje, kad į didelį miestą ateina didysis plėšrūnas, bet galbūt bus taip, kad tai ne paskutinis toks įvykis, nes Lietuvos aplinkos ministerija ir kitos įstaigos nevykdo moksliškai pagrįstą lokių monitoringą. Kol kas yra tik medžiotojų ir liudininkų pranešimai biomon.lt, kur nuo 2018 metų yra truputį daugiau nei 70 pranešimų apie rudųjų lokių buvimą mūsų šalyje. Ir Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos sukurtoje žemėlapyje šiais metais, paskutinį kartą, kada aš žiūrėjau, buvo šiais metais 27 pranešimai apie lokių stebėjimo atvejus. Galbūt dabar yra daugiau, bet ką aš noriu pasakyti, ir pranešimų daugėja, ir turbūt ir lokių daugėja, nes pas mus gamta yra labai graži, miškų yra labai daug. Šalia yra Latvija, kur irgi lokiai veisiasi. Dabar yra įrodyta, kad kaimynų šalyje yra maždaug 150 lokių, bet turbūt daugiau, nes monitoringas yra vykdomas ne visoje šalies teritorijoje. Yra Baltarusija, iš kurios atplaukia ir ateina irgi nauji lokiai, nes pas mus yra laisvi kol kas teritorija, o ji ieško naujų gyvenamųjų vietų. Tai reiškia, kad lokių populiacija Lietuvoje jau yra. Neoficialiai yra teigiama, kad kokie 20, galbūt ir daugiau lokių yra. Tokia pat situacija buvo Latvijoje prieš 10 metų. Irgi sakydavo, kad yra 15-20 lokių, o dabar jau yra 150 ir jų daugėja. O Estijoje jau yra 1200 lokių. Ir ten medžioklė yra leidžiama. Limituojama medžioklė, 10% apytiksliai iš populiacijos yra išimama kas metus. Papildomi leidimai yra duodami teritorijose, kur lokių yra daugiau, arba yra žala, arba kažkoks pavojus. Bet ką tai reiškia? Medžioklė tai yra absoliučiai normalus populiacijos kontrolės instrumentas. Visam pasaulyje tai yra įrodyta. Sveika populiacija, mažėja konfliktų su žmonėmis, o lokis yra labai didelis plėšrūnas ir tikrai pavojingas. Ir kol medžioklė nevykdoma, jis neturi baimės nuo žmogaus. Ir tai reiškia, kad jis gali drąsiai ateiti ir ypač jeigu jis kažkada gavo maistą šalia žmonių. Todėl rajonuose, kur yra miškos, reikia atsiminti, važiuojant į gamtą, negalima palikti jokių šiukšlių. Jeigu jūs einate grybauti, paskui savęs nereikia palikti jokių ten maisto, kažkokių liekanų. Jeigu yra atėję lokys, nepalikite savo krepšelį su grybais arba kibinais arba ką jūs ten turite. Todėl, kad jis iš pirmo karto išmoksta. Žmogus tai yra maistas. Negalima jaukinti lokį. Jeigu jūs kažkur jį matote, neduokite jam duonos arba saldainių arba kažko kito. Žmonės taip daro, bet tai yra labai neteisingas elgesys ir pavojingas ne tik jums, bet ir kitiems žmonėms. Nes lokys ateis kitą kartą šalia žmonių ir jis
ieškos maistą. Tai yra labai gerai matoma pagal Ignalinos atvejį, kur miška ateidavo į vieną, kitą, trečią bityną ir ten avilius išvalgė, jis labai gerai ir greitai išmokė, kad ten yra labai daug maisto ir jokių problemų yra jį gauti. Todėl atsiminkite, niekada negalima maitinti lokį. Negalima palikti laukia, jeigu jūs gyvenate rajonuose, kur yra laukiai, negalima laukia palikti šunų maistą, maisto liekanos, šiukšlių dėžės turi būti uždaros. Žodžiu, reikia galvoti apie savo saugumą ir kažkaip bandyti apsisaugoti nuo didžiųjų plėšrūnų. O šitas atvejis Vilniuje, man atrodo, labai gerai parodo visų pirmiausia to, kad lokių miškai Lietuvoje yra, populiacija auga ir antras, kad šalies įstaigos ir medžiotojų organizacijos labai gerai gali bendradarbiauti, labai gerai gali dirbti kartu ir atlikti tikrai rimtą darbą greitai, kad įsitikintų, kad visuomenė yra saugi, pavojų nėra. Ir jeigu reikia kažką daryti, tai visada yra galima rasti bendrą kalbą ir greitai išspręsti situaciją. Tokios miško naujienos šitą kartą tik apie Vilniaus mišką, bet atrodo, kad tai yra pati svarbiausia naujiena. Kitą kartą daugiau apie kažkokius kitus atvejus ir kitus liudininkų video įrašus. Likite saugus, praneškite apie jūsų patirtį, turite vaizdo ar video medžiagą, siųskite mums, turite klausimų ar problemų, rašykite mums, bandysime išspręsti. Kol kas, ačiū, pasidalinkite įrašų, spauskite like, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą ir prenumeruokite žurnalą Medžioklės žurnalas svetainėje prenumeruoti.lt. Iki, čius!